Sveiki, matau, kad va truputį jungiatės. Tai šiandien mes, kaip ir rašiau, pakalbėsime apie tokią svarbią temą apie atleidimą, nes kartais darom praktikas ar ne, kažkas tai vyksta ir mes taip ir nepaleidžiam kažko iki galo. Tai va, tai pakalbėsime apie atleidimo praktikas. Jeigu turėsit klausimų, tai rašykit, bandysim juos atsakyti. Labas rytas visiems. Tas atleidimo apskritai praktikas kažkaip tai aš ką mokiau meditacijos, ar ten jogos kursai, meditacijos kursai, tai mes iš tikrųjų daugelis gal būsit ir šitos dalykus girdėję, nes šitą temą tikrai labai dažnai pasiemam, ją kontempliuojam, liečiam, analizuojam, tam pradedam net kursus nuo atleidimo praktikų tėvams, kas yra svarbu. Nes būna gyvenime etapai, kai žmonės sako, kad ant nieko nepykstu, gali būti, kad toks etapas ar ne, kad tarsi nėra su nieko jokio konflikto, ir tas yra labai gerai. Čia nereikia kažko tai forsuoti, kad reikia kažkur kažkam dar atleisti, bet vis tiek mes būna pereinam atleidimus mamai, atleidimus tėčiui, nes tai yra ta pamatinė energija, iš kurios mes susikūrėm, tai yra ir pirmos čakros energija, tai yra pamatas mūsų, ar ne, to šaknis. Ir šaknis pas mus visą laiką turi būti sveikos. Ir jeigu šaknis nėra sveikos, tai mūsų žydėjimas tikrai būna netoks gausus, vaisiai netokie, kaip pasakyti, gausus ir saldus, ar ne, mūsų gyvenimo. Tai šitoj vietoj, kas nesat darę atleidimų tėvams, tai tikrai rekomenduoju pradėti nuo šitų temų. O jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tema, kuri šiame gyvenimo etape labai aktuali, galbūt, nežinau, ten darbe susipykot su kokiu kolega, ar su draugais ten koks santykis, ar ten artimoje aplinkoje, ar ne, kažkokie tie skaudus išgyvenimai, tai tikrai galima pasimti pradžiai tas temas, kurios labai ant širdies, labai arti tarsi mūsų guli, ir paskui jau taip liks įrašas. Ir paskui keliauti prie atleidimų tėvams. O jeigu tas etapas kažkoks yra lengvesnis, kur nėra jums kažkokio sunkumo, tai galit ir pradėti nuo atleidimo tėvams. Tai pradžiai taip įrašas tikrai liks, paliksiu, įkelsiu. Tai dėl atleidimo tėvams, ar ne, tai kas nesą darę šitų praktikų, tai mes būna dažnai darom su Ho'oponopono meditacija. Yra tokia meditacija iš havajiečių atėjusi, net knyga yra apie šitą meditaciją, kur meditacijos metu kartojami žodžiai: aš tave myliu, atleisk man, ačiū tau, aš atsiprašau. Ir jeigu nesą darę šitų praktikų, tai tada pasiemam ten, sakykime, 40 dienų mamai pasidarom šitą praktiką, 40 dienų tėčiui pasidarom šitą praktiką, ir tuomet mes jau galim keliauti prie kitų reikalų. Tai čia būtent yra tam, kad mes išsigydytume kažkokias traumuojančias patirtis, bausmes turėtas ar ne, pykčius, nes mes su tėvais 18 metų pragyvenam, tai yra normalu, kad mes ten visko priturim tame santykiai, ar ne, ir susipykimų, ir įsiskaudinimų kažkokių, ir nusivylimų, paauglystės, ar ne, kokios būna dažnai sudėtingos. Tai va, tai pasidarykit pradžiai atleidimus tėvams, tas yra labai svarbu, nes mes būna paskui kartojam ir tėvų kažkokias patirtis savo santykiuose, elgiamės kartais kaip mūsų tėvai, nors mes būna, sakom kartais, jau aš tai tikrai taip nesielgsiu, jau aš tai tikrai taip negyvensiu, ir žiūriu gyvenu, ir žiūriu elgiuosi, ar ne, nes yra kažkokios tos neišgydytos žaizdos. Psichologijoje yra tas terminas neuždaryti geštaltai, neuždarytos patirtis, kurias mes jau suaugę žmonės turim uždaryti. Tai va, tai šitas ar ne dalykas. Ir kas dar su tėvais stovyklose, iš tikrųjų dažnai kaip vedu stovyklas, tai mes irgi šitą temą kalbam. Ir būna žmonės dalinasi, kad kartais turi su tėvais, netgi suaugę, turi labai sudėtingus santykius, kad pavyzdžiui, tėvai žemina ar ne, tėvai skaudina kažkaip tai,
kritikuoja labai stipriai, neleidžia savo gyvenimo gyventi, tai istorijų tikrai prisiklausau labai labai daug ir labai net keista tokių skausmingų ir sudėtingų, kur atrodo, aš jau esu suaugęs žmogus, mano tėvai turėtų būti kaip tik tas tarsi rodmuo, kuris mane veda į priekį ir rodo tą išmintingą kelią, o būna kartais atvirkščiai, tikrai ne visą laiką. Tai net ir tokiais atvejais turim žiūrėti, kaip ir spręsti tuos santykius, kiek juose būti, kiek juose likti. Nes jeigu esam santykiuose, kurie yra, kaip pasakyti, tokie destruktyvūs ir griaunamus, tai mes nebūtinai turim likti tose santykiuose, nors būna kartais tas klausimas, kaip nelikti santykyje su tėvais, nes čia kaip ir artimiausia mūsų aplinka ir mes turim išlaikyti pagarbą, bet jeigu mus žaloja tas santykis, tai mes galim tikrai kuriam laikui ir atsitraukti ir pasakyti, kad aš dabar gal mėnesį laiko atsiprašau, bet nebendrausiu, nes man yra per sudėtinga. Jeigu žiūrint iš tos tokios energetinės pusės, tai svarbiausia yra, kad liktų pagarba tėvams už gyvybę, nes jie vis tiek mums davė gyvybę, ar ne, tai yra brangiausia dovana, jeigu ne tėvai jūsų čia net nebūtų, nei jūs net neklausytumėt nei manęs, nei darytumėtės praktikų, nei turėtumėt vaikų, nei turėtumėt draugų, jūsų tiesiog čia nebūtų šitoje egzistencijoje. Tai va, už šitą dovaną mes turim likti iki gyvenimo galo absoliučiai dėkingi, bet jeigu pats santykis yra žalojantis, ar ne, mes galim pasidaryti iš jo atsitraukimą. Tai čia toksai trumpas niuansas į tą nukrypimą santykė su tėvais, nes, sakau, čia iš stovyklų, iš mokymo aš labai tokių daug skausmingų temų prisiklausau, kur tikrai labai būna keista, kad net suaugę žmonės tokiuose gyvena santykiuose. Taip, ir dabar pats atleidimas, ar ne, tai irgi esu tokių įdomių patirčių turėjusi, kaip mes atsimenu kažkada darėm atleidimo praktikas ir viena mergina paskui sako, bet aš nenoriu atleisti, sako, man baisu atleisti, nes sako, aš viduje toks jausmas, kad jeigu atleisiu, aš iš vis neteksiu, nors jau ten buvo ir jau buvo netekusi to žmogaus, bet įdomu, kad mes net kartais, balsas tai sužemėja, taip aukštėja, tikiuosi visiems gerai girdisi. Tai būna kartais, kad mes net iš tikrųjų net bijom atleisti, nes turi protas tokią iliuziją ar nesusikūręs, kad tarsi bus tada tas žmogus tarsi išlaikysiu jį savyje. Taip ir man taip, žinokit, neturiu ką padaryti, teks taip klausyti su tuo balsu. Taip. Tai čia kaip ir sakot, atleidimą reikia išmokti, čia tik mums geriau. Tai iš tikrųjų tas atleidimas tai nėra tai, kad sakykime, pavyzdžiui, jūs užmiršit tą skriaudą, kad jinai išsitrins iš jūsų atminties, kad ten kažkoks bukumas aplankys. Tai ne, tai čia yra tiesiog, kad prisiminimas liks, gali būti, kad ta skriauda liks, kurią patyrėt ar ne, bet nebeliks emocinio svorio ir tas yra labai svarbu, nes prisiminimai tai yra normalu, kad jie lieka, nes taigi mes protingos būtybės, mes atsimenam ar ne, kas vyko per mūsų gyvenimą. Tai turim tą atleidimą pasidaryti tam, kad mes savo viduje nebesinešiotume tų akmenų, nes realiai ir aš ir pati esu atleidimo praktikų pasidarius labai labai daug. Ir žmonės labai daug mokius atleidimo praktikų ir visi vienareikšmiškai ir galiu tą pati pasakyti, kad kai kažką paleidžiam iš vidaus, atrodo, Dieve mano, kaip gera, kaip palengvėja, mes būna kartais taip priprantam prie tų būsenų, kad pavyzdžiui, ar ne, jeigu, kad ir su tėvais, kaip pavyzdys tas atleidimas, pavyzdžiui, iš 18 metų gal pikau, taip pripratau prie tos būsenos, kad toks yra sunkumas ir man tai tarsi kažkokia tai natūrali būsena. Ir mes, kai padarom tą atleidimą, kai nusiridena tas akmuo, tai nuo pečių, tai nuo galvos, tai nuo krūtinės kažkam ir galvojam, wow, kaip gali būti lengva, kaip gali būti gera, kaip gali būti smagu. Esu turėjusi netikrai atveju, kai žmonėm net veidas pasikeičia realiai nuo atleidimo praktikų, ten kažkokį skausmą didelį paleidžia, net atrodo veido formos pasikeičia, bet čia iš tikrųjų, žinokit, ne taip, kad aš sugalvojau.
Tai tikrai gali daug dalykų gražių vykti su atleidimo praktikoms. Ir tikrai, jeigu turit kažkokių nuoskaudų širdyje, ar tai ten ant draugų, ar ant antros pusės, ar ant tėvų, ar darbdavio, nežinau, ant vaikų net ar ne, nes būna žmonės ir vaikams turi nuoskaudas, nes ir čia yra santykiai, o santykiai yra didelis mokslas, mes juose patiriam labai daug iššūkių, labai tų, kaip sakau, planetų susidūrimų. Vakar, kaip tik apie čakrų kursą kalbėjom apie komunikaciją, nes buvo prie 5 čakros turėjom temą. Ir kalbėjom apie tą knygą, kur vyrai iš Marso, moteris iš Veneros. Ir kad, kaip sakau, kiek mes iš tikrųjų turim mokintis komunikuoti, kad būtų tie santykiai geri. Ir kaip ar ne, kad būna tas planetas susiduria, tas ir Marsas, ir Venera susiduria ir paskui būna va tie iššūkiai. Tai va, tai tas problemas turim drąsiai savo prisipažinti ir kelti į viršų. Ir pirmoje vietoje, kai darom atleidimo praktikas, tai iš vis čia turi būti pradžiai ir ne tokia tarsi savotiškai išpažintis, kad mes kartais bijom savo pasakyti, kad aš pykstu. Ne, aš nepykstu, negalima pykti ant mamos, negalima pykti ant vaiko, bet čia kartais turim prisipažinti, kad realiai pykstu, kad aš labai pykstu, man labai skauda širdį, mane labai užgavo, ar ne, kad aš turiu didelę nuoskaudą kažkam tai. Ir va čia va tas toksai pirminis tas atleidimo faktorius yra netgi prisipažinimas, kad realiai man skauda ir kad čia galiu apsimetinėti, užkalbinėti savo, ar ne, ten tom kažkokiom sąmoningom frazėm, kaip šiais laikais, ar ne, kad ten čia ant nieko aš nepykstu, kad viskas yra gerai. Ne, jeigu nėra gerai, ir nėra gerai. Jeigu aš pykstu, tai ir pykstu. Ir nereikia tų savo jausmų bijoti, nes jausmai ir yra tam, kad mes su jais kažką tai nuveiktume. Ir geriausiai, kad nuveiktume gero, tai galima ar ne nuveikti, transformuoti juos, paleisti. Čia vėl kiekvienas jausmas yra skirtingas, tai nėra, kad jūs viską galėsit paleisti, kartais jūs turėsit netgi nešiotis kažkokį tai sunkumą savyje, nes jisai gali būti, kad turi jūs saugančią galią, galbūt jūs nešiositės pyktį, nes tas pyktis jūs saugos kurį laiką, tai va, tai paskui ateis laikas jūs jį paleisit ir būna, kad prireikia laiko paleisti tas emocijas, tos jausmus paleisti. Ir čia nereikia savo uždėti irgi kažkokio, kad pasidariau meditaciją 21 dieną ir man viskas pasileido. Gali būti, kad jums reikės darytis, nežinau, 3 mėnesius tas meditacijas, kad pagaliau pasileistų. Po tų 3 mėnesių nustosit daryti praktiką, po kurio laiko vėl pradėsit, nes vėl pamatysit, kad dar išlindo kažkoks skausmas, nes tie neatleidimai mūsų, nešiojimaisi kažkokio pykčio, jie būna mumise tarsi sluoksniuose, kad mes tarsi susitvarkėm vieną sluoksnį, paskui praėjo kažkiek laiko, jisai vėl gali pasirodyti ir tas yra normalu, čia yra procesas. Kaip būna, kas eina dvasiniu keliu, sako, aš dabar esu procesuose. Tai mes būna pasijuokėm iš šitos frazės, bet jinai iš tikrųjų tokia, kaip pasakyti, jau šiais laikais patapo tokia skambi, bet jinai iš tikrųjų yra teisinga ir va tas, kad ar ne, mes esam procesuose, tai tas procesas būna kartais ilgesnis, kartais būna trumpesnis, čia labai individualus reikalas, neužsidėkit savo jokio ten to štampo, kad aš turiu paleisti per vieną meditaciją, ar aš turiu paleisti ten, nežinau, per mėnesį, kiek jums reikės laiko, tiek ir šventa, tiek jums reikės laiko. Taip, ar kiti asmenys, tarkim, tėvai turi žinoti apie tą atleidimą, ar tik man pačiai reikia žinoti apie procesą, kurį einu, tik jums užtenka žinoti apie tą procesą, tėvai ar ne, aš net kažkada irgi dariausi kaip atleidimus tėvams ir aš net pagalvojau, pavyzdžiui, man reikėtų papasakot mamai, kad aš jai darausi atleidimą, man realiai būtų gėda, nes mama mane augino 18 metų, davė namus, davė maistą, augino taip, kaip galėjo, kaip jai išėjo tuo metu, o aš čia darausi dar atleidimus, bet aišku, aš ten savo reikalus tvarkiausi, ar ne, bet pasilikim tuos atleidimus savo, kad tegul nereikia, tegul nežino kiti žmonės ir pamatysit išjuda tie procesai. Atsimenu, turėjau tokią gražią istoriją su tais atleidimais tėvams, kad viena mano klientė persikraustė su vyru į namus gyventi
ir sako, pas mus atsikraustė uošvienė gyventi ir sako, mes taip nesutarėm su jie, sako, toksai, sako, vyksta tylus karas, sako, tarsi pagarbus santykis, bet sako, iš tikrųjų mes nemėgstam viena kitos. Tai va, tai ir aš jai daviau darytis Ho'oponopono meditaciją, būtent tai uošvienį, ir aišku, ten nei vyrui nieko nesakė, nesako, mano vyras išvis žiūri iš tos dalykus, kaip kad aš čia keistuolė kažkokia, uošvieniai ten tikrai irgi nieko nesakė, ir darės jinai Ho'oponopono, kur kartoja žodžius, aš tave myliu, atleisk man, ačiū tau, aš atsiprašau. Ir nežinau, gal po kokių 2 savaičių, sako, kokia pasidarė uošvienė gera, sako, kaip mes gražiai sutarėm, ar ne, kažkokia buvo ta karminė gija, tarp jų sunki, ir jinai tarsi vastai žodžiais paėmė ir tą giją išplovė, ir tas santykis paskui jų taip ir liko gražus. Tai va, mes ar ne kartais galim daryti tas praktikas, kiti žmonės nieko nežinos, ir mes iš tikrųjų pasieksim jų širdis kažkokiu būdu, nes viskas, ar ne, kaip tie žodžiai sako, viskas yra energija. Tai mes, jeigu apie kitą žmogų kontempliuojam kažkokias negatyves mintis, ten siunčiam pyktį, siunčiam kažkokius nusiminimus, piktus žodžius, tai tas žmogus irgi gali būti, kad jis gauna tą informaciją, tik nesuvokia, kas čia vyksta. Ir mes, kai siunčiam kitam žmogui, va, ten kažkokius žodžius, aš linkiu tau meilės, aš linkiu tau laimės, aš ten linkiu palaikymo, dar kažkokių gražių dalykų, kitas žmogus irgi iš tikrųjų gauna tuos dalykus. Tai va, tai jūs galite, netgi šiaip yra kaip ta formali praktika, ar ne, kai mes atsisėdam ir pasidarom, ir yra neformali praktika, kai jūs, pavyzdžiui, galite eiti gatve ir mintise kartoti tuos žodžius. Taip, užmeskim akį, ar ne, kad tos klausimas, kad čia ir dabar viskas spręsime. Taip, tai tas atleis man, atsiprašau, prašau atleisti, atsiprašau, kad aš pati nuoskaudą jaučiu, už ką atsiprašyti ir prašyti atleisti. Aš pati nuoskaudą jaučiu. Šitoj meditacijoj Ho'oponopono, būtent man taip visai patiko tas jų metodas, kad čia nėra tų žodžių aš atleidžiu, nors jie šiaip iš esmės irgi yra geri, aš atleidžiu, bet jie būtent jie per tą prizmę, kad ar ne, tarsi čia mano yra asmeninis reikalas ir aš atsiprašau, net jeigu mane įskaudino, ar ne, nes šiaip pasižiūrėjus tokiu plačiu lygmeniu, jeigu mus kažkas tai skaudina, žeidžia, tai gali būti, kad mes tam žmogui kažką tai pridarėm praeitam gyvenime, ir čia padedam tą savo egoizmą truputį į šalį ir aš atsiprašau, ar ne, aš dėkoju, aš myliu, ar ne, ir va, tarsi tai pasižiūrim taip plačiai, lyg žiūrėčiau ne vieno gyvenimo žvilgsniu į visą šitą praktiką. Tai va, ir čia net jeigu mūsų užgavo, mes vis tiek galim paimti ir lipti truputį ant to savo egoizmo ir pasidaryti tą praktiką. Būtent taip. Tai čia yra, va, tie, kur Ho'oponopono meditacija, tai yra čia tie 4 tezės tokios, ar ne, aš atsiprašau, atleisk man, ačiū tau, aš tave myliu. Tvarką galit susidėlioti savo. Ir dabar, kaip šitą meditaciją atlikti, kas nesą darę, tai čia mintise vizualizuojat žmogų, su kuriuo turi tą sunkų santykį, uošvienę, ar ne, tą pasiemam į savo meditacijos erdvę, kartu pasisodinam ir tada vizualizuojam, galim užsimerkti, vizualizuoti tą žmogų, jeigu neišeina vizualizuoti, gali tarsi sukurti ketinimą, kad aš noriu sukurti taikų santykį su šituo žmogumi, ir čia pradedam tam žmogui kartoti tuos žodžius, aš tave myliu, atleisk man, ačiū tau, aš atsiprašau. Ir vėl taip, aš tave myliu, atleisk man, ačiū tau, aš atsiprašau. Galite tai paskirti 15-20 minučių šitai meditacijai. Kas turi, pavyzdžiui, meditacijos karolius, ar ne, tai būna, kad mes prie kiekvieno karoliuko pakartojam šitos žodžius, aš tave myliu, atleisk man, ačiū tau, aš atsiprašau. Vėl keliauju prie kito ir vėl tai pakartoju, ar ne. Galite 108 pasidaryti, 54 pusę malos, tai va, tai šitą galima. Ir tai pasidarykit, pavyzdžiui, kokią 21 dienos praktiką, ar ne, jeigu nešiojus kažkokį va tą skausmą ant širdies, 21 dienos pasakau savo, kad pasidarysiu 21 dienos sadaną,
ir būtent padirbės iš to klausimu, kad pagaliau išsikraustyti tą skausmą. Ir jeigu daromės tėvam, tai reikėtų pirmą pasidaryti mamai, nes mes, kai daromės tėvams, mes irgi tarsi pradedam atgaivinti savyje vyrišką ir moterišką energiją, kad būtų jinai balanse. Ir tas savybės ir moteriška, ar ne, viena iš moteriškų savybių tai yra kantrybė. Ir va čia, kad, kaip sakau, kad turėtume kantrybės kitoms praktikoms, tai pradedam nuo mamos, paskui ten pasidarom tėčiai, galit net jeigu ir buvo pakankamai geras santykis, gal tiesiog profilaktiškai pasidaryti, ar ne, kad kažkokių tenai tų minimalių nuoskaudų, kur ten, kaip sakau, parnešėm iš mokyklos pažymių knygelę, mama nepasižiūrėjo, ar ten mama dėl kažko subarė, liko viduj nuoskauda. Tiesiog vardant dėl tokių smulkmenų, net galite kartojant šituos žodžius, mintise pereiti per prisiminimus, tarsi pagydyti tuos prisiminimus. Tai šita praktika, ar ne, Ho'oponopono. Ir galit, kaip sakiau, daryti ją ne tik su tėvais, bet ir su visais žmonėmis. Tai dėl rankose, ar ne, tai galima nieko neturėti rankose, jeigu neturit meditacijos karolių, neapsikraukit, nusistatykit laiką, nusistatykit muzikėlę, kuri jums patinka ir pasidarykit tą praktiką, nes čia kai būna žmonės neina sportuoti, nes neturi ten kažkokių kėdų, nereikia. Taip. Taip, Edita dalinasi, kai pradedu ant kažko burbuliuoti, pajaučiu viduje, pati pradedu siūsti tada meilę, laimę, tada automatiškai pamiršti tą burbuliavimą. Jo, labai geras, Edita, tavo priminimas, kad, pavyzdžiui, net jeigu mintise pradėjot ant kažko ten grumoti, burbuliuoti ar ne, pursloti, tai galite irgi, kad, pavyzdžiui, kartoti žodžius, aš linkiu tau laimės, aš linkiu tau meilės, čia kaip iš Meta Bhavanos meditacijos. Ir pamatysit, kaip nueina tas pyktis, nes būna kartais ten gal tiesiog dėl kažko susierzinimas viduje pasišiaušia ir jūs galite tarsi tą susierzinimą nuplauti šitais žodžiais. Taip, vaikams kiek dienų, 21 ar 40. Čia priklauso, žinokit, su tėvais aš visą laiką rekomenduoju, kad vienam 40 dienų ir kitam 40 dienų, nes dažnai mes turim ilgą santykį apie 18 metų, ar ne, ir ten kartais net ir tų 40 dienų neužtenka, kiti turi net 50 metų tą santykį blogą, tai ten gali būti, kad metus reikės tas atleidimo praktikas darytis, bet jeigu, pavyzdžiui, tas yra kažkoks, nežinau, tiesiog sukonfliktavau ir jaučiu, kad noriu pasidaryti praktiką, kad viduj neskaudėtų po to konflikto, tai galit pasidaryti, kad ir, pavyzdžiui, nežinau, kad ir savaitę laiko gal jums ir užteks tai nuoskaudai ir ten tam piktukui mažam pasikėlusiam išsivalyti, ar ne? Tai čia žiūrėkit truputėlį irgi pagal situaciją, bet jeigu mes kažkur tai prasikankinom ilgai, ten su kažko daug pykomės, daug konfliktavom, daug visokių negerų dalykų vyko, galbūt ten gyvenom toksiškose santykiuose, tai gali būti tikrai, kad reikės daugiau laiko, kad reikės, nežinau, pasidaryti praktiką, padėti šalį, paskui vėl pasidaryti. Nebijokit tų praktikų kelti, jeigu vėl reikia, nes būna tas, kad aš jau pasidariau atleidimą, man nebereikia. Jeigu grįžo vėl kažkokios nuoskaudų krūvas, vadinasi, vėl reikia ir tas yra normalu procese, ar ne mes procese. Taip, iš kokių mineralų rekomenduotumėt malą įsigyti? Čia labai priklauso nuo žmogaus. Vieniem tinka labiau ametistas, kas eina dvasiniu keliu. Jeigu labai pa žmogų daug vėjo energijos, labai protas nestabilus, net iš agatų galėtų būti mala, bet šiaip visą laiką tikrai labai gerai iš kalnų krištolo, iš rožinio kvarco pasidaryti. Taip. Tongleno meditacijos. Tongleno meditacija irgi fantastiškai šitoje vietoje tinka. Tai galit naudoti šitą. Galite ir einant daryti, galite miške eidami pasivaikščioti daryti. Šiaip su meditacijom, ką rekomenduočiau, tai kad svarbu tą žinoti, kad yra dvi praktikos. Formali meditacija, kai jūs atsisėdat tiesiu stuburu ir darotės meditacijas, ir yra neformali praktika, kai jūs darot meditaciją gamindami valgyti, stovėdami duše, kai jūs darotės praktikas eidami pasivaikščioti, stovėdami parduotuviai eilėje, važiuodami automobiliu, kad jūs galit daryti to žodžius, aš linkiu visiems laimės, ar ne, kaip Tonglenas, kad, pavyzdžiui, jūs siunčiat visiems šviesą, jūs, pavyzdžiui, gaminat valgyti, jūs laiminat tą maistą, ar ne,
jūs maudotės duše, jūs galite vizualizuoti, kaip visi pykčiai, visos ten sunkios kažkokios energijos nuo jūsų nubėga. Tai va, ta neformali praktika, jos galima tiek daug pridėti visur į dieną ir turėtų būti tikrai dienoje laikas, kada jūs darote formalią praktiką tiesių stuburų, stabiliai, nes mūsų energetiniams kanalams, mes turim labai daug energetinių kanalų ir jie, jeigu taip paprastai labai buitiškai šnekant iš tos ezoterinės pusės, kanalai turi būti tiesus. Ir kanalai tam, kad tarsi pratekėtų energija per juos. Ir kad kanalai būtų tiesus, labai yra svarbu stabili sėdėsena. Va tas, kada atsisėdu, tiesiu stuburą ar ne, pasitiesinu viršugalvę, nes tada ir centrinis kanalas pasijungia į darbą daug aiškiau. Tai va, tai turit turėti formalią praktiką, bent minimaliai, bent 20 minučių per dieną ir turit paskui turėti neformalią praktiką, kada jūs einat visus laiminat, visiems linkit laimės, visiems aukojat maistą, nusiplaunat visus sunkumus, kad tiesiog va taip va tarsi ar ne, kam ten grumoti mintise tuos juodus kažkokius dalykus, kai mes galim eiti ir nuolat laimės linkėti visiems, kiek jūs prikaupsit dvasinių nuopelnų, ar ne? Taip, atleidimui savo, va irgi labai gera tema, atleidimą savo, Inga priminė, atleidimui savo irgi galit pakeisti tuos žodžius, ar ne, aš atleidžiu savo, aš myliu save, aš dėkoju savo, nes būna, kad mes ne tik kiti su mumis prafeilinam, bet būna ir mes, kad stipriai kažkur tai prafeilinam, ar ne, pridarom kažką tai, pasakom kažką tai, pasielgiam ne taip, kaip dėrėtų pasielgti, užgaunam kitą žmogų. Tai galima, aišku, kaip sakau, šitoje vietoje, jeigu galim kito atsiprašyti gyvai, tai yra pirmoji vietoje, kad mes turėtume atsiprašyti gyvai kito žmogaus, bet jeigu, pavyzdžiui, nežinau, numirė žmogus ir panašiai, tai galima ir atleidimus taip darytis ir atleidimus savo, ar ne, pasidaryti, kad ir aš galbūt buvau tas, dėl kurio kitas žmogus turi daryti dabar atleidimo praktikas. Taip. Rimtos temos, ar ne, su tuo atleidimu. Taip, ar galima atleidimą tėvams daryti vakarais, ar nepakenksiu miegui, o gal kaip tik gerai, nes pasąmonėje dar viskas susigulės. Šiaip galima ir ryte daryti, ir vakare. Su atleidimu nebijokit to, kad atleidimo praktikos jos pargražina kartais daug skausmo. Aš atsimenu, viena mergina pas mane, tai net ne viena, 2 tai tikrai buvo, kad kai pradėjo atleidimus tėvams darytis 2 savaitės be perstojo verkė. Tai va, tai tas, kad ar ne, būna kartais kažkokį ten tą skausmą stiprų pasikeliam ir gali būti ir sapnai ryškesni, ir va, to liūdėsio kažkokio išsiverkimo gilesnio gali būti, neišsigas kitų dalykų. Tai jeigu, pavyzdžiui, darysit vakarais ir matysit, kad per daug visko to emocinio kažkokio tonuso pasikelia, tai atidėkit rytui. Jeigu pasidarot, žiūrit 1, 2, 3 kartą viskas gerai, tai viskas gerai ir pasilikit su tom praktikom. Taip, nuo jūsų sklinda ramybė. Ačiū. Čia dėl meditacijos. Matot meditaciją, kaip veikia. Tai va, taip. Tai šitie dalykai, ar ne, su tais atleidimais. Ką čia dar? Aš dar įkėliau, tai va, galit hoponopono pasidaryti, užsibrieškit laiką būtinai, kiek laiko darotės, nes mūsų protas, ar ne, gal jau pasileido, gal dar ir būna, jeigu, pavyzdžiui, pasidarau, kad savo tą 21 dieną darysiu hoponopono, ar kažkokią atleidimo meditaciją, ar tam, pavyzdžiui, laimės linkėjimą, ar ne, galbūt su kažkuo tai va tiesiog sunkus santykis, ten nežinau, su kokia sesė. Ir 21 dieną aš, pavyzdžiui, atsisėdu ir 15 minučių jai kartoju žodžius, aš linkiu tau laimės, aš linkiu tau meilės, aš linkiu tau laimės, aš linkiu tau meilės, ten siunčiu šviesą jai. Ir va tas, va, kad pasidarykit 21 dieną, kaip pavyzdys, ar ne, ir pabaikit tą praktiką, nepabėkit, nes mes būna neišlaikom tų praktikų, kai sugalvom, darysiu atleidimą, gal, nežinau, kurį laiką pasižiūrėsiu. Tai uždėkit savo tas tokius iššūkius, challenges, ar ne, kad išlaikytumėt praktiką. Taip, man pirmiausia buvo minčių išrašymas ant popieriaus ir tik tuomet, kai nurimo mintis, išmokau stebėti mintis, žymiai lengviau buvo pradėti atleidimo meditacijos. Tai va, labai gerai, kad priminėt dėl
išrašymo, aš dar į savo svetainę Indrė Marija LT yra straipsniai pas mane prie meniu punktų, straipsniai įkėliau tokį dalyką atleidimo laiškai. Yra labai labai gerai, jeigu, pavyzdžiui, jūs labai kažkas įskaudino, labai supykdė, kažkam negalite atleisti niekaip, paimti popieriaus lapus ir išrašyti tą savo skausmą. Ir įkėliau svetainę būtent atleidimo laiškai, yra psichologų sukurta tokia kaip forma to atleidimo laiškų, irgi labai labai pasiteisinus tą formą, aš ir pati esu dariusi, ir mes būdavo, kaip, pavyzdžiui, meditacijos kursus gyvai darydavom su žmonėm, tai irgi būdavo, kad rašydavom tos atleidimo laiškus, tai kas ten pasilikdavo po tos praktikos dar valandą laiko, ir ten rašydavo, ir būna mes, kad išrašom, irgi tai va, jeigu jaučiat ar ne, net kad sunku, pavyzdžiui, gal prisėsti į meditaciją dėl kažkokio pykčio, nueikite į mano svetainę, prie straipsniai matysit atleidimo laiškai ir galėsit tiesiog pagal tas formas duotas parašyti tuos atleidimo laiškus. Tas irgi yra labai gerai. O kartais galit net sėdėti, pavyzdžiui, ir rašyti, jeigu ant kažko labai supykot, pasimti daug popieriaus lapų ir rašyti, gal net kokią valandą laiko rašyti, kol pradės laisvėti. Ir tikrai pamatysit, pradės laisvėti. Galima net taip rašymo praktikas turėti, ar net ten kokias 7 dienas. Tai kiek visokių gražių dalykų, svarbiausia yra daryti, nes būna mes pasiklausom, pasižiūrim, o fainai, čia yra visokių tokių gerų dalykų ir nedarom. Tai, kaip sako, laikas užgydo žaizdas, užgydo laikas tas žaizdas, bet jos tada gyja labai ilgai, tos žaizdos. Tai turit patys jas pradėti gydyti. Taip, ar pasidarysim šiandien kartu meditaciją? Ne, jūs pasidarytusit asmeniškai meditaciją šiandien. Po praktikos bus jums pasižiūrėsiu, kaip sekasi, ar ne, nes mes taip vis norim tos pagalbos, ir gerai gal, kad norim pagalbos, bet yra labai gerai ir patiems pabandyti, nes su atleidimu leiskit savo pasireguliuoti tą trukmę, ir čia paprasta, ar ne, kad ir tie Ho'oponopono žodžiai, taigi paprasta juos atsiminti. Taip, kokią reikšmę turi kristalai ant jūsų rankų, tai čia yra kuncitai pas mane ant rankų. Net rašiau šiandien jums, irgi dėliausi, kokie mineralai, ar ne, pas mus irgi galim pereiti prie mineralų, kokie mineralai padeda irgi eiti per tuos atleidimo procesus. Tai aš pati nešioju kuncitus, bet tiesiog prieš kurį laiką pajaučiau, kad aš taip jų noriu, taip noriu kuncitą, čia taip, ar ne, kaip būna iš tos intuicijos, kai renkamės mineralus, tiesiog kaip atsiranda, kaip būna kažkokio maisto norim alkis, tai būna ir su mineralais. Alkis. Klausimą praleidau, to aš tada dėl mantrų pakomentuosiu. Taip, tai kuncitas ir labai užsimaniau kuncito, užsidėjau ir šiandien irgi kaip ruošiausi laivui, tai dar šiaip aš tuos mineralus kaip ir gan gerai žinau, bet dar kartą tai pasitikslinau ir žiūriu, kuncitas irgi eina prie tų mineralų, kur irgi prie atleidimo. Tai jeigu, pavyzdžiui, dirbat net su atleidimo temom, galite irgi pastiprinimui nešioti mineralų, kažkokių rožinis kvarcas, vienas iš tų mineralų, kur apskritai gydo mūsų širdį, tai yra meilės mineralas, ar ne, tai rožinį kvarcą galima nešioti visada, toksai kaip meilės niekada nebus per daug, tai rožinio kvarco niekada nebus per daug, tai rožinis kvarcas, toliau kuncitas. Kuncitas yra toksai kaip dieviškos meilės, dvasinės meilės mineralas, jisai labai išsklaido negatyvumą, jisai labai yra reikalingas po destruktyvių situacijų, po kažkokių sunkių išgyvenimų, tai galit nešioti kuncitą, galima ir esencijas darytis iš kuncito. Toliau prie atleidimo mineralų dar eina irgi celestinas. Celestinas šiaip jisai netgi duoda tokią, kaip pasakyti, angelų karalystės globą žmogui, jeigu, pavyzdžiui, ar neturit celestino gabalą namuose, ar apyrankės celestino, tai pritraukia netgi angelų globą.
į žmogaus gyvenimą, bet taip pat jisai padeda irgi išgirsti savo aukštesnį aš, ar ne, kai mes turim tą tokias, galima sakyti, dvi stiprias subasmenybės, nors mūsų sistemose yra daug iš psichologinės pusės žiūrint tų subasmenybių, bet yra viena ta dalis, kuri yra tarsi, kaip pasakyti, labai sąmoninga ir sako, pasidaryk tas praktikas, eik prie to atleidimo, eik sportuoti, valgyk sveikiau ar ne, nežinau, rinkis kažkokias tai laisvalaikį švieso. Ir va tavo sąmoninga dalis, būtent Celestinas ją labai stipriai aktyvina. Tai ta aukštesnį aš, ar ne, tai yra šviesos vilties akmuo, dvasinės laisvės akmuo, geros fortūnos akmuo. Jisai padeda irgi išeiti iš nereikalingų minčių, iš chaoso. Tai va, tai Celestinas būtent. Ir kas dar vienas iš tų mineralų irgi, kuris labai padeda prie atleidimo, tai yra žalias avantūrinas. Žalias avantūrinas irgi yra laikomas būtent toks širdies gydytojas ir jisai labai padeda atsisveikinti su senais prisirišimais. Nes mes galim prisirišti ar ne ir prie žmonių, bet kas įdomu, kad mes galim prisirišti ir prie savo pykčio, ir galim prisirišti ir prie baimių, ir prie įvairių dalykų. Tai va, tai šitie trys mineralai, ar ne, kad kuncitas, Celestinas, žalias avantūrinas ir, kas be ko, ketvirtas, ar ne, būtų rožinis kvarcas. Dar ką mes irgi buvau temas įrašius, atleidimo malda, ar ne, tai atleidimo malda, aš turiu vieną tokią labai gražią, kur irgi galit, tokia, kaip pasakyti, jinai yra krikščioniška, vieno kunigo užrašyta ir jinai yra, galvoju, tokia bendra, pereiti tarsi per daug temų su to atleidimo malda. Aš ją įkelsiu irgi pas save į svetainę Indrė Marija LT, įkelsiu šitą atleidimo maldą, jūs galėsit irgi ją pasižiūrėti ir ją irgi galima pasidaryti, pavyzdžiui, kiekvieną dieną, ten, pavyzdžiui, 7 dienas ar ne per savaitę, tą atleidimo maldą tiesiog skaityti ją ir eiti per tuos dalykus, kas joje pakyla. Tai va, tai atleidimo laiškus ir atleidimo maldą rasit pas mane interneto svetainiai. Kaip visą laiką mineralų labai daug temos, kur pirkti ar ne, iš ko pasidaryti. Ar galima malą pasidaryti iš skirtingų mineralų, pavyzdžiui, visų tų 4. Geriausiai, jeigu darot malas, tai kad būtų labai daug mineralų neprimaišyta, kokie 2, 3, tai va iš 3 pasidarykit kažkurių, visų 4 nereikia. O mineralų internete galit paieškoti, kur pirkti, yra tikrai tų pardavėjų gerų. Dabar irgi buvo klausimas, kodėl negalima perduoti mantrų. Mantros, ar ne, tai yra dvasiniai garsmenys. Mantrų perduoti kitam klausyti. Klausyti jūs galite visi mantrų, kas yra YouTube'ai, perdavinėti, ar ne, mes negalim, kaip pavyzdžiui, aš jums dabar ar ne duočiau čia kažkokias tai mantras kartoti. Tai mantras turi perduoti mokytojas, arba yra mantros tam tikros, kur, pavyzdžiui, aš galėčiau jums perduoti mantras ten kažkokiems tai gydymams. Tai va, tai jos nėra taip, kad dalinamos viešai. Taip, kas čia dar. Ir sakiau, irgi dar pasidalinsiu žiedų esencijom, kas darot žiedų esencijas. Tai irgi žiedų esencijos, ar ne, jos gal nėra toks populiarus dalykas, bet jos veikia fantastiškai. Aš turbūt iš tų tokių subtilių gydymų, tai vieni iš tokių stipriausių, tai mineralai, ar ne, ir žiedų esencijos. Apie žiedų esencijas, kaip daryti, mes dabar nekalbėsim. Kas mokat, tas mokat. Aš dar čakrų kurse darysiu irgi paskaitą, sakiau, prižadėjau, kad padarysiu apie tai, kaip darytis žiedų esencijas, nes dabar pavasaris, tai mes galim visiem metam jų prisiruošti. Bet apskritai, jeigu žiedus ar ne vartoti, tai vienas iš tų, kuri labai padeda atleidimui, tai yra avietė. Avietės žiedai, ar ne, mes jeigu geriam avietės žiedus, tai bet čia ne arbata, kai mes turim, kai surenkam tos žiedukus, ar ne, palaikom ant saulės ir paskui daromės žiedų esencijas, tai
dabar avietė, jinai atveria širdies čakrą, moko atleidimo, padeda nuo perdėto pažeidžiamumo, nuo perdėtų reakcijų, irgi nuo įžeidumo padeda ir skatina prisimti atsakomybę už žodžius ir veiksmus. Taip, toliau kas dar irgi ieva. Ievos apskritai labai būna skanu žiedus gerti. Tai ieva padeda nuo pernelyg didelio jausmingumo, ar ne, kai mes turim kažkokį tai verksmingumą, jautrumą per didelį, tokį tą sensityvumą per didelį, nuo vidinio kritiko irgi labai ieva padeda, kai mes patys save plakam, kalam prie kryžiaus. Taip, kas dar nuo senų emocijų ir paleidimui, būtent ieva eina senos emocijos, paleidimas, vidinė kritika ir perdėtas jausmingumas. Ir toliau, kas dar yra fantastiška esencija, tai raudonos pelargonijos. Tai raudona pelargonija, jinai šiaip labai padeda nuo pykčio, nuo išsibalansavimo, nuo baimės, nuo kalties, užslopinto, užspausto pykčio, nuo ugningų emocijų, ar ne, kas turite ugningas emocijas, kad sproginėjat, tai irgi raudona pelargonija padeda, tai šitie 3 žiedai avietė, ieva ir raudonoji pelargonija galima maišytis, kai čia man pūkas ant nosies. Taip, kas čia dar, jeigu mineralas įskilo, ar dar tinkamas ir veiksnus. Jeigu mineralas įskilo, tai yra geriausiai arba į žemę jį jau užkasti, arba į upelį kokį, ar ne, atgal tarsi į gamtą grąžinti. Geriausia nebenaudoti. Taip. Selenito akmuo, selenito akmuo, jisai turi tokią dvasinę šviesą ir valančiai labai stipriai veikia. Taip, sutrūksta, į žemę, visi žino, ką daryti, jau labai gerai. Taip, neringa dalinasi, aš mamai darau nusilenkimus 5 taškų, kakte, rankos, keliai ir su kiekvienu pasakau, kas eina iš širdies, hoponopono, tai padarau labai gerai. Jo, tų atleidimo praktikų, aš čia pasidalinau, ar ne, tokiom vienom praktikom, bet šiaip tikrai, jeigu kažkur rasi dar atleidimo meditacijas, nusilenkimus, galbūt kažkokias vizualizacijas, galbūt kažkokio kitokio formato laiškus, maldas, tai naudokite šitais dalykais, tai nėra, kad čia šitos praktikos, ką aš pasidalinau, kad čia yra teisingiausios, kad čia yra geriausios, geriausia yra tai, kas jums geriausiai veikia. Jeigu jums ten geriausiai veikia galbūt išpiešti savo skausmą, jūs jį išpieškit. Jeigu jums geriausiai veikia iššokti savo skausmą, ar ne, gal jūs per šokį ten gebat taip gerai paleisti tas emocijas, kad tai yra jūsų praktika, jūs tą ir darykitės. Tai čia net yra tas labai gerai kartais ir paieškoti tų metodų, kas man geriausiai veikia, apie ką aš skambu, kas yra būtent tas mano arkliukas, ar ne, nes mes esam visi labai skirtingi. Ir vieniems gerai suveikia apmąstymas, kitiems gerai suveikia šokis, kitiems gerai suveikia tie žodžiai. Tai čia leiskit savo patirnėti irgi save. Taip. Taip, nėra mokslinių tyrimų įrodymų, kad tam tikro akmens sudėtis turi gydomąsias savybės. Jo, moksliniai tyrimai, jie taigi nelabai prieis prie energetinės informacijos. Bet yra, ar ne, 1000 metų mineralai naudojami, tai nėra, kad šiais laikais mes, ar ne, turim mineralų, nes galim nusipirkti iš užsienio. Mineralai yra naudojami 1000 metų tiek emociniams gydymams, tiek ligų gydymams. Yra jau prieš 1000 metų prašytos jų savybės, kas veikia iki šiol, tai čia yra laiko patikrintas dalykas, tai gali tikrai pasitikėti. Nes Ajurveda, Tibeto medicina, ar ne, kur žmonės jau tikrai labai naudoja šitos dalykus, nes naudoja, nes veikia. Jeigu neveikia, mes nenaudojam, mes pajaučiam. Žmonės turi geras intuicijas. Ir mes, kas nepakeliui, mes labai greitai pajaučiam, sintetiką labai greitai pajaučiam. Tai dėl šitų dalykų galima ramiai. Taip, kaip manote, ar darant ongleną konkrečiam žmogui ilgesnį laiką tai jam padės? Ar tai turėtų padėti išgydyti jo tą baimę? Čia yra, galima sakyti, 2 pusės. Jūs prie kito žmogaus laimės galit kažkiek prisidėti, ar ne, kad, pavyzdžiui, baimę išgydyti žmogui.
Gali būti, kad jūsų praktikos tą žmogų jam bus palengvinimas, bet vis tiek pats žmogus irgi turės pereiti savo pamokas, nes mes nuo kito žmogaus negalim nuimti, kad ir kiek ten medituosim, laimės linkėsim ir kad ir kiek norėsim ar ne, kažkokių dalykų kitam žmogui, jisai turės pereiti savo pamoką, čia kaip ir su vaikais, kad ir kaip mes norim, kad jie negriūtų, kad ir kaip mes norim, kad jie ten mokykloje su kažkuo nesusibartų, jie turi praeiti tą savo pamokas, bet mes visą laiką galim siūsti to savo palaiminimu, savo palaikymą. Tai vis tiek, ar ne, padedam kitam žmogui savo mintimis, savo žodžiais, savo emocijom, bet kad nuimsim nuo kito žmogaus pamokas, tai ne, to nebus. Tai šiandien tada tiek. Jeigu bus dar klausimų, aš laivą paliksiu, galėsite rašyti, pakomentuoti, pasižiūrėti, o dabar ar ne, leiskit savo prisipažinti, ant ko pykstu, dėl ko pykstu, pasidaryti praktikas, kad išsikraustyčiau tos akmenis nuo širdies, kad veidas šviesesnis būtų, protas šviesesnis, ar ne, kad realiai ramiau savo ir taikingiau gyventume taikoj su savimi, taikoj su kitais žmonėmis. Ir naudokit ir mineralus, ir esencijų pasidarykit, naudokitės šitais nuostabiais dalykais, kas tikrai mums duota, ar ne, žiedų esencijas nemokamai gali darytis, kaimą nuvažiuoja pas močiutę, mes ten nerenkam žiedų ir savo geriat vandenuką ir padeda taip. Tai ačiū Jums, ačiū labai ir linkiu Jums daug šviesos jūsų gyvenime. Iki.